Seniai esat kalėjime? 16 metų sėdžiu. Atlikinėdamas bausmę dar padariau 37 nusikaltimus. Kiek nusikaltimų? 37. Ir Marijampolėje, ir Alytuje sėdėjau, ir Kybartuose, ir Pravieniškėse, tik Vilniaus zonai nebuvęs. Visur aš buvau. Tai kaip prasidėjo ta jūsų karjera? Tokia? Kriminalinės policijos mašiną subadžiau. Mane pagaudavo, muždavo pastoviai tas pareigūnas. Čia dabar rodat labai dažnai per televiziją. Tai aš įsimečiau į policijos aikštelę mašiną ir subadžiau mašiną visą. Vinių į kapotus pribadžiau. Aš padariau 13 metų nusikaltimą, mane už tą nusikaltimą nuteisė 14 ar 15 metų. Gavau 3 metus 3 mėnesius, kai nusiteisęs buvau. Ir paskui man liko keli mėnesiai, vienu žodžiu, liko lyg išėjimo. Aš padariau pirmą nusikaltimą ir pamačiau, kad labai dirba instancijas blogai. Tai aš ryžausi link to, kad visai aš einu iki gyvos galvos darysiu. Kad eisiu, kad gaučiau lygiai gyvos galvos. Aš zonose pareigūnus vandeniu verdančių nupilinėdavau tenais, jau ant to ryžausi. Tai sukčiavimai iš jūsų? Sukčiavimai, su prokurorais, teisėjais kovodavau. Grasindavau, skambindavau aš jam tenais visokius tabletės nusiuntęs buvau ten, kad jis gerk, ten numirsi, ten tie, kad mane nuteisė. Kodėl jūs kliuvo teisėjai? Aš Panevėžy teisiausi už paprastą nusikaltimą, už žalio mamą. Man davė 4 metus. O tas pats teisėjas teisė pedofilą, kur vaikus 2 mergaitėm gyvenimo sugadina 5 ir 6 metų, jam davė 3 metus lygtinai. Tai aš manau, kad teisėjai irgi tenais klanas jų veikia visas. Aš jam parašiau, kad aš tave nužudysiu, ten taip. Susirinkau apie įduomenis visas, kur jisai gyvena Panevėžy, su kokia mašina važinėja, ten žmonės matė, kaip jisai vaikus savo į darželį vežė. Tai sėdėjot su pedofilu? Čia buvo, nes tai prieš pusę metų ar daugiau čia buvo įmetę pedofilą. Paauklėjot kažkaip? Taip, pirštą sulaužiau aš šiandien dar. Tokius žmonės naikinti reikia. Jis pradėjo pinigus siūlinti, kad jį palaikyti lygį etapų, pinigus pradėjo siūlinti ant viską. Ten, iš tokių žąsinų galėtum gyventi, ten, pavyzdžiui, laikai kamerai pasiėmi ten po kelias tūkstančius iš jeigu iš turi tų pinigų ir viskas ir gyveni. Tai kiek laikos išbuvo toj kamerai bendrai paėmus? 20 minučių gal. Žmona irgi radau tokių būdo, aferizmų būdų taip tenais. Kaip? Būta namavosi, aš jai sakiau, išnuomosiu būtą ir koronavirusas prasidėjo. Aš sakau, negali tau raktą dabar privežti žmogus užsienį. Ir viskas, mes telefonu bendravom. Baigėsi koronavirusai, po metų laiko apsiženė. Gerai mokat kalbėti? Užbūrėt? Taip, gal. Tai lekinat ir paskui? Moterim. Gražių žodžių reikia moterim. Tai iš kur tuos žodžius išmokot? Filmų, serialų žiūriu apie meilę. Labadiena, aš esu Romas Mickevičius, atlieku bausmę Šiaulių tardymo izoliatoriaus kalėjime. Seniai esat kalėjime? 16 metų sėdžiu. Už ką atsisėdot? Iš laisvės už vagystės plėšimus sėdau, o atlikinėdamas bausmę dar padariau 37 nusikaltimus. Kiek nusikaltimų? 37. Tai čia kas per nusikaltimai? Sukčiavimai? Sukčiavimai, grasinimas nužudyti, turto prievartavimai. Tai dėl ko mes čia esam? Kaip jūs čia laikotės? Aš jūs įsikviečiau dėl kriminalinės žvalgybos vieną pareigūną. Kad jisai... Kuo jis toks ypatingas? Jis neypatingas, jisai gal net atlaidžiai dirba savo darbą ir nežiūri žmonės, kad yra kalti, kad yra nekalti. Jo akimis, kad visi čia jau papuolė, žmonės nesiteisė, visi yra, atsiprašant, žulikai. Yra žulikai beveik. Taip, žulikai yra, aš nieko nesakau, bet yra, kad ir stengiasi pasitaisyti, bet va tokie kaip jisai, ar kiti ten tie tokie pareigūnai, kur ateina tik tai dėl pinigų, kad atidirbtų 12 valandų išeitų, tokie neleidžia žmonėms pasitaisyti. Tai papasakot, kuo čia tai pasireiškia tas visas? Kada su juo susidūrėt, kaip susidūrėt, kodėl? Spalio 10 dieną viskas prasidėjo. Aš dirbau ūkio brigadoje, aptarnavimą būriai dirbau, buvau santechnikas. Aš dirbdamas teritorijoje radau telefoną. Paprastam telefoną radau. Norėjau atiduoti pareigūnai. Atėjau į būrį pietų metu. Nesutikau pareigūno, atėjau į būrį, parodžiau nuteistiesiems, gal kokį 10 nuteistųjų matė tą telefoną, sakau, radau telefoną, net nežinau, jis naujas ar nenaujas, ten net įjungtas nebuvo. Sakau, atiduosiu pareigūnai. Būriai vadinami tie, kur dirba, ožiai vadinami, kur dirba ant opera. Nubėga, pasakė operai, kad pas mane kišenėje yra telefonas. Įvykiams užbėgo už akių jau. Jisai nubėga, aš pavalgiau pietus, ateina pareigūnas, pietų metu dar. Skubiai, sakė, čia buvo po 12:40, skubiai 5
5.0 kamerai sulaužytas kranas, kubė reikia iš santechniko, kad suremontuotų. Aš su tom telefonu, jau kriminalinė žvalgyba žinoja, kad aš turiu telefoną. Vienas klausimas, kaip jie žinodami, kad aš turiu telefoną, nepasakėte tiem pareigūnam išimti telefoną, jie mane įleidę pas kitus nuteistosius į kamerą su telefonu. Aš nueinu, suremontuoju tą kraną, išeinu, opera jau su pirštinėm man pasavo laiptinį padarė. Nu, einam ant kratos, nuvedė ant kratos, kratą, tada randa tą telefoną. Tai kodėl eidamas nepasakėt, kad aš turiu? Tai aš jau mane vedėsi, aš jau negalėjau nieko išsimti, mane vos ten neguldė ant žemės tenais. Jie nusiveda pas apsaugos priežiūros skyriaus į kabinetą, atlieka man kratą visuomenę. Randa tą telefoną vidinį nukelinį kišenį. Aš jiem paskui pasakiau, sakau, tas telefonas buvo pareigūnam, tam būtent pareigūnui, kad pasakė, teritorijai darbo rasti telefonus, ar įtartiną daiktą, viską jam atiduoti. Nu, ką jis man pasakė, aš tai žinau, kad tie pareigūnai dėl telefonų pliusus kažkokius gauna tenais. Tai tiesiog jūs dėl to nedavėt? Nedaviau bent kuriam, o būtent tam, kad jisai man pasakė, man ir dati tam mano naparnikui, kur dirbam, pasakė. Nu ir tom baidės jis mane nurendė nogai, viską, ten vos ne rusų laikais, kaip pritupimus daryti, ten tokius dalykus. Gal dar kažkas? Nu nežinau, bet jis nieko nerado daugiau. Nu, tom viskas baidėsi. Ateina tą patį dieną. Ateina į būrį patišti 2 žmonėm telefoną. Ten, kur gyvenime tie žmonės, atsiprašo, nu ten lopiukai. Jie gyvenimo telefoną nėra rankose turėję, jie tokie bištai irgi dirbam pareigūnų, jiem patiša 2 telefonus, kad juos iš būrį išlominti. Kodėl reikėjo juos išlominti? Dėl to, kad jie informaciją duoda kriminaliniai žvalgybai, kas vyksta. Čia kriminalinės žvalgybos akys ir ausas. Patiša jų daiktus telefonus. Tie net žmonės prie tų telefonų net prisilėti nebuvo. Tos ateina, randa 2 telefonus. Viskas gerai, surašo tarnybinius. Metasi dar 2 telefonus liečiamus randa būrį, jau didelius liečiamus. Ir vėl ten kratas viską randa 2 telefonus. Ir jisai parodo, kaip išduoda savo ožius, jis pats išdavė savo ožį. Pas jį nebuvo rastas, miegamoji vietai telefono niekur nebuvo rastas, jisai turėjo telefoną, bet jo telefonas buvo visai kitur, ne jo teritorijai. Tai gaunasi taip, kad savo ožį, kurą rada virš lentynėlės prie lovos jo telefoną, tą telefoną patyša Dovydui Tichonų operas. Surašė jam tarnybinė tas, kad Rasnuvėje pasakė operui, kad telefonai yra būrį, jam net nesurašė ir 4 telefonas vapšė dinga. Nu dinga, nėra ni tarnybinė, ni tas žmogus, nenubaustas, nieko. O mūsų 4 žmonės už tai nurašė iš darbo brigadas. Nu, ir tas jisai parodo, kad jisai dirba nesąžiningai. Jeigu jisai dabar būry kažkas įvyksta, įsitraukia jo žmogus telefoną, jam leidžiama turėti telefoną. Įsitraukia telefoną, parašo ten Romas Mickevičius, dabar ten atsiprašant narkotikus vartoja arba geria. Telefonu viską bendrauja. Jiem yra leidžiama tą daryti. O kiti žmonės, kad patisti, jiem neįdomu. Nu. Bet tai tie kiti žino? Tai čia 30 žmonių būry buvom ir visi žinojo, kad tie 2 žmonės grinai patišti. Grinai patys, nes tie telefonai, aš pats mačiau, jo telefonai paimti į sandėlę, ten, kur laikami nurašyti daiktai visokie. Ten kortelių, gal kokie 2000 kortelių guli irgi, kur galiojimas pasibaigęs. Telefonai 2000. Tai specialiai atnešti, aš teisingai suprantu. Jie surūdyja, jie neveikiantis, ten nepajungs nieką. Tų telefonų, ten 2000 metų, tie Ericssonai, Sony, visokie tokie senumo telefonai. Įdėti į tašės dėl to, kad juos iš būrė išprašyti. O operai paėmė tos telefonus, jie nustatė kažkokiu būdu, kad telefonai naudoti. Jeigu jie surūdyja, net kur kortelė dėti, ten visą platą surūdėjus. Jie nustatė, kad jie naudoti ir naudojasi vienas nuteistasis ir kitas nuteistas. Tai kaip jie dirbo, atsiprašant atlaidžiai, kad jie neištiria žmonės, atsistoja prie jų vertį, sako, imti piršto antspaudus, ar aš naudojausi, ar aš skambinau kažkam, jie tokių dalykų nedaro. Gerai, sakot, reikėjo iš būrio, Nu taip, mane operas, aš patekau, aš, pavyzdžiui, apsiženėjau, jie man sakė, kad aš nedarau pastangos. Aš apsiženėjau, nuo 18 metų jokio nusikaltimo nepadariau. Sūnus gimė dabar jau metai laiko. Ir sako, aš blogas nedarau pažangos, nesikeičiu tipo. Ir jis man pasakė, tu tie brigadai ilgai nepabūsi, aš tai, suvalgysiu. Ir va toks buvo jo suvalgymas. Tai turėtume iš būrio, tai ūkio dalies šitos? Jo, mes gyvenamas. Iš pačios gyvenamosios? Ne, mus nubaudė 3 kartus. Jo, už vieną pažeidimą, kur, pavyzdžiui, pataisos namuose už pažeidimą randa pas tave telefoną, tu būni nubaustas parduotuvė tau nuima, arba ten 15 parų triumą tą vadinamą gauni. Baudą duoda. Jo, bauda, dabar pagrindas bauda eina. O pavyzdžiui, mus nubaudė parduotuvė nuima mėnesiui, darbą atėmė ir iš ūkio brigados. Išvarė. 3 nuobaudas už vieną pažeidimą. Nors aš 2,5 metai be jokių nuobaudų, nebaustas, nieko neturėjau. Jisai, pavyzdžiui, dar
vaizdo įrašą atvažiuoja kalėjimo imunitetas tyrimą nuves dėl mano tų, kur aš prašiau skundus, pareiškimus ant jo, atvažiuoja tyrimą vesti, jisai įrašus ištria, tiek jisai turi galės vaizdo registratoriui, tai kam duoti vaizdo registratoriui, kad filmuotų nuo pradžios iki galo kratą, pavyzdžiui, kaip atliekama. O jisai ištrinė tos vietas, kaip mane nogai nurentė, kad aš be trusikų stovėjau. Tai jūs dėl šito įvykio parašėt skundą? Taip, skundus, taip, imunitetas atvažiavo, mane patį įsikvietė, sako, jeigu rasim vaizdo įrašus, kur tu buvai nurengtas, nogai, sako, čia yra pažeidimas ir bus pareigūnas tam nubaustas. Mes gaunu atsakymus, to vaizdo įrašo nėra. Gal jo tiesiog ir nebuvo? Jisai buvo, nes jie registratorius įjungė buvo. Filmavo su 2 registratoriais, nes 2 operai buvo, kriminalinė žvalgyba. Ir įrašai dinga, tik tai palikti tie vaizdo, 15 sekundžių vaizdo įrašas, kur ištrauti telefoną, o daugiau viskas dingė. Tik tas faktas užfilmuotas, kaip iš manęs paima telefoną. Viskas, daugiau visas vaizdas dinga. Pagrindinis įrodymas. Taip, pagrindinis įrodymas. Tai kodėl jisai tada slepia savo pažeidimus? Kodėl jisai neidė, kad jisai neturėjo informacijos, kad aš einu į korpusą ir į korpusą aš nuveinu suremontuoti kranas, kažkokie sėdi 3 mirę seniai kamerai, kurie nesugalvotų nulaužti to krano, ateinu kranas specialiai nulaužtas. Tai jeigu aš dirbu tokį darbą, aš matau, ar nulaužtas specialiai ar ne. Specialiai nulenktas, kad vanduo bėgtų ir skubus iškvietimas pilna kamera vandens. Ten vandens nėra, nes pareigūnai iš kolidoriaus suka vandenį. Nu tai kaip jie čia sužaidė viską. Su kitais nuteistaisiais irgi iš korpuso, ten kur sėdi 300 su virš žmonių irgi, jisai pats, aš tą žinau, asmeniškai man nedėda pasakyti prieš Lietuvą. Vieniem leidžia telefonus pardavinėti, būdami būriuose, jisai parduoda telefonus tiem nuteistajam, jisai paskambina operui, pardaviau tą kamerą, telefonus gali eiti. Eina į tą kamerą, daro kratą, randa tos telefonus. Tai kaip jisai gali taip? Tai iš kur jūs šitaip žinot? Aš žinau, nes aš sėdžiu 16 metų, aš 2 metai su virš Šiaulių kalėjime sėdžiu. O. Tai gerai, žinot, kad ten kažkokie tie informatoriai, tie vadinamieji ožiai, visą tai daro, ne? Taip. Tai ir kiti nuteistieji, kurie kartu su jais sėdi, taip pat žino. Tai jie žino, bet jie kiti nori gali išeiti namo anksčiau. Čia viskas pastatyta ant to, kad tu kažką ne tą padarysi, tave čia suvalgys, čia padarys. Aš dabar duodu, čia duodu kalbų prieš kameras, jau aš žinau, kad mane pradės mėtyti per kameras, po to įvykių visų presuot pradės, čia pakolabiruoju tas. Jie paskambina pareigūnam, permestyti iš tos kameras, permestyti tą kamerą. Ten, pavyzdžiui, nuteistieji kiti negali ten vien su kitu sėdėti pagal tas mastiuką dar kažkur, taip. Bet specialiai daro spaudimą, tos meta pas tos, specialiai. Jie čia kaip visą galę yra. Tu jūs mėtė anksčiau irgi? Taip, ir ne po vieną kamerą mėtė. Bet aš einu, aš galiu parodyti ranką, susipjausiu, aš tokiais būdais pasiekdavau. Matot, pas mane 500 su virš randų per rankas. Čia kada pjausitės, jau seni randai, matau. Seni, čia iš senų ir naujesnių yra. Ir va tai kažkas tokias problemas su pareigūnais, tai va, susipjaustai, tu kraujuoji, atvažiuoja greitai, tave išveža į ligoninę su tranku, tada tu tik tai pasėti savo. Tokiais būdais čia gali su jais kovoti. Bet taip pat save žalodamas keliat grėsmę savo sveikatą ir gyvybei. Bet vis tiek reikia save kovoti. Kaip kokiais būdais, jeigu skundus, čia parašai skundus ant čia tu, jie tas skundus paima, paskaita kavą gerdami, suplėša ten tai kaip tu galėjau save kovoti taip. Tu čia nepakovosi su skundai, rašymu dar, aš rašau kundą kalėjimų tarnybom ir lygiai jų net nedaina tie skundai, skambinu, sakau, jiems skambinu, klausiu, gavot mano skundus, jau mėnesį laikai siuntės, nedaėjo lygiai mūsų tie skundai. Tai jie čia skaitė skundus, kurie yra parašyta kalėjimo tarnybų direktoriui, jie patys atplėšė tos vokus, nes mes paduodam neužklijuotus, jie per skaitą matą, kas ten parašyta, jie suplėšė. Net neduoda mums. Tai paduodi skundą, taigi užregistruoja, kad... Registruodavo, anksčiau kaip registruodavo, į tau atneša pridūrus pasirašyti, tada taip, viskas gerai būdavo, bet dabar niekas neregistruoja, jie neva užregistruoja į kompiuterius, bet ten tų nėra. Ir paskui gaunasi sauklėtojam, tipišas, kur dinga skundas, jie tipo tu mum nepadavė, ten dar ką, visokie dalykai. Tokie dalykai vyksta. Tai kada čia prasidėjo tie, dabar tik tai tie nesutarimai? Pykstasi jau 2 metai su virš. Kai atvažiavo? Jo, kaip atvažiavau ir taip su jom draugauju. Dirba dar 3 kriminalinės žvalgybos pareigūnai, ne pareigūnai kaip žmonės, bet jis atėjęs dirbti apšė iš auklėtojų. Jis buvo anksčiau auklėtojas, aš nepilnametis sėdėjau, jis buvo mano auklėtojas. Jis toks išsišotės, jis pajautė laisvę, jis dabar viršininkas atostogauja. Kriminalinės žvalgybos jisai jį pavaduoja, jisai pajautė laisvę, jisai jau vos nedaro taip, ką nori. Ant to direktoriaus, atsiprašau, dėjęs jisai, nes jisai nepavaldus yra tam direktoriui, va šitam, kur čia yra Pauliui Blažukai.
Jis nepavaldus. Sako, man direktorius nieko. Jo, jisai man tai pasakė pats, man direktorius čia nieko, nes aš pavaldus ten. Aš sako, galiu, jūs man sako, įtis, aš galiu kalėjimo direktorius, sako, jam kratą atlikti, jisai man gali atlikti kratą. Jisai taip kalba. Nu, tai jisai jau visai. Aš parašiau net jam, kad būtų ekspertizė atlikama psichiatrinė. Nes jisai man daro kratą, jisai neadekvačiai elgėsi. Akys išpūstos, visos dreba. Paėmęs rūbus, vos neplėšo, ten tokius dalykus. Tai ir aš jums sakau, jūs gal kažko vartoja, dar kažką. Aš sėdžiu tiek metų, pavyzdžiui, aš matau, kaip narkomanas abstinencijos būsena elgėsi ir kaip. Tai jisai mane dar pagąsdina, aš tai už to teismais, tai teismą paduosiu, kad tu mane narkomaną išvadinai. No. Tai jisai, jeigu taip elgėsi, tai kaip man suprasti?